Finalizacijų, baby, džiaugiamės nauja kamerikė. Taigi, sveiki visi iš DJI Action 5 Pro. Įšokam į mašiną, turim važiuoti apie 11 km berods. Tai greitas tripukas. Tai ką, sveiki visi, draugužiai. Yra sekmadienis, vakar baigiam sėją. Šiandien turim vieną laisvą dieną. Pirmadienį, antradienį pasidarbuosim ir po to turėsim daug laisvų dienų, per kurias žvejosi. Tai kaip ir minėjau, šiandien yra sekmadienis, varom išbandyti naują kamerą, naują meškerę. Normaliai bus laiko šiandien išbandyti. Turim 5:40, žvejosim iki pat sutemų, važiuojam iki ežero. Kolega parodė neblogų visai vietų, tai varom tyrinėti vandenis. Taigi atvažiavome pagaliau prie akmenų, kaip minėjau. Čia pastačiau mašiną. Va, kuprinę užmiršau pasiimt, tai pasinešiosim viską, žodžiu. Bandom pirmą metimą, viską šiaip bandysiu rekordinti pre rekordas, kur vyksta, kad visą laiką filmuoji, bet kai paspaudi, tam tikras minučių ar sekundžių skaičius išsisaugoja prieš ir filmuoji toliau. Bet dabar pradžiai padarom porą lengvų kestukų. Pasižiūrėti, koks dugnas. Vėjas į mane tai stipriai užmes neina. Aha, dugnas jau. Fainai, kad šita kamera yra atspari vandeniui, tai nereikia jokio... O, kas čia per gyvis? Fui. Šitas neria iki 3 berods metrų. Tai greičiausiai didelio masalų pasirinkimų neturiu. Tai šiandien dar pasiėmiau keletą gumų spalvų lengvų. Tai žiūrėsim. Pabandom nagi šitą kampą dar. Valiukas. Mėtom štai tokį masaliuką. Rapalus 22 gramų. Berods ar kažkas tokio. 22 berods šitas. Einam toliau. Yra, hebra, yra! Atsidarėm! Opa! Nedidelį, bet pirma kanadietiška gyvatė. Ką užmiršom nusipirkti, tai graibštą. Įkibo gan nelabai stipriai. Tai bandom mes ją išsitraukti. Duokim jai greitą paleidimą. Pirma kanadietiška lydekaitė. Liuks, hebra. Aik, atsipurti. Aik, tu savo, barkštelėjo tikrai. Oik, tu nu. Grida. Kas čia per monstras buvo? Prie pat barkštelėjo, ten barkštelėjo, o čia prie pat puolį. Emocijų tai jūs neįsivaizduojat net, nes atvažiavau čia. Nesitikėjau, kad tokia pradžia bus. Tai kol kas praėjo pusvalandis, kol kas kibimų nebuvo daugiau, bet per tą 15 minučių viena krante, kitas
agresyvus kibimas. Tai atėjom truputį toliau dar ant akmenų, bandom čia kažką užgaudyti. Dabar net nesinori masalo keisti. Žinot, kai būna, kai pagauni ant vieno, bet turi krūvą dar kitų, bet nekeiti, nes ant to pagavai. Tai vat patarimas ir kitiems žvejam, kas gal naujokai žiūri, kad visą laiką prie pat krantų dar stenkitės pravest kažkur krantu, jeigu yra vietos, nes tokie kibimai gali būti daug efektyvesni ir žuvis gali būti krante. Kai pravedi kažkur pro krantą dar, tipo prie kranto, dar plius minus tokį pravedimuką padarot. Tai iš esmės aš vis pamirštu, bet keletą kartų esu tai padaręs ant durniaus ir tikrai yra pasiteisinę. Tai kaip šitas kartas būtų, man atrodo, kad būtų buvęs, jeigu būčiau truputį pravedęs, kad ir lėtai, kad ir su maža pauzelė, bet vis tiek. Kartais tai suveikia. Tai užmetus padarėm truputį kažkokią pauzelę, kad nukristų. Galim pradėti traukti, panirs iki 1,5 metro. Pauzelį, galbūt kibimas, galbūt ir ne. Traukiam toliau. Pauzelį. Ojojoj, akmuo. Vos nepridėjau į kelnes. Vadai puola jau. Tik šiluma atsirado čia praeitą savaitgalį. Vakar buvo... Kas čia dabar? Vakar buvo 30, šiandien dieną plius 27, dabar koks apie 20 gal sakyčiau. Biškį atvėsu. Tai kaip tik įmanoma ir lauke būt, saulė pasislėpė. Super. Kas čia? Šiaip turėjau trumpą žvejybą čia prieš porą dienų, prieš darbą nuvariau. Nežinau, ar į vlogą dėsiu ar ne, nes nelabai ką parodžiau iš tikrųjų. Bet ką ten trumpai kalbėjau, tai gal pakalbėsiu čia, nes greičiausiai ten ir net nieko nedėsiu, nes ten labai trumpa, nieko gero ir neparodžiau. Tai iš pradžių buvau gan nusiminęs ryte, nes kažkokia labai jautri buvo, labai sunku buvo atreguliuoti masalo kritimo šitą svorį, jeigu žinot, apie ką kalbu. Nežinau, kaip kitaip įvardinti. Tai, bet dabar, kai su sunkesniais žvejoju, tai gan paprasta. Tai 22 gramų šitas, o turiu kelis 16 ar 14. Tai su tais biški gal per kietas kotas, sakyčiau. Nors rašau, kad šitas kotas nuo 16 berods. Nuo 16 iki 25 berods. Ne. Nuo 14 iki 25. Tai su tokiais masalais tai pats gazas, o su tais lengvesniais tai kažkaip gal labiau reikia pamėtyti juos ir suprast apie patį kotą ir ritę, žodžiu. Ką aš čia pasakoju? Crawling back to you. Everything I was before you better view, 'cause I'm always due, baby it's true. Kartais, kai akmenis užkliudai, tai būna toks biški, mamytė kimba, bet po to supranti, kad akmenys. Gerai, užteks čia žaistis su šitu masalu, reikia pakeitalioti, turim dar ir kitokių spalvų. Ir didesnių turim 38. Pažiūrėsim, kaip tvarkusi su juo. Gal kai žiūri, kas užsiima visu video filmavimu, tai su kameram žiauriai užnisa žaistis. Atrodo, žvejotum, smagiai leistum laiką, bet ne, dar
įsiimt kamerą reikia šitą, apie šitą, kurią kalbu. Šitą tai dzin. Su šitą paprasta, bet šitą reikia primontuot, uždėt. Bet be sunkaus darbo nebus gero turinio. Visas subraižytas jau. Kaip aš mėgstu subraižytus voblerius, tai rodau randų žymę. Užsidedam 38 gramų Shadow Rapala. Tai pabandysim, kaip šitas kotas tvarkosi su šitu. Pavadėlis nepažeistas. Naudoju Floriką. Nežinau, ar fluoro, ar monofilament. Nežinau šiaip iš tikrųjų, koks čia. Valuose aš netoks geras, bet visą laiką naudoju permatomą. Tai čia ant lengvesnių kotų naudoju truputį plonesnį, ant savo storio kotų naudoju 0,90 berods, gan ilgą. Pažiūrėkit video, kaip reikia tinkamai susirišti tokį pavadėlį su pintų valu ir su suktuku ar tai karabinu, ką naudojat pas Evaldą Bubulį. Puikus žvejys, seku, visą laiką mokinuosi iš veteranų. Tai niekada šitas nepavedė, jeigu trūksta, tai trūksta ne per čia, ne per mazgą, bet visą laiką kažkur kitur. Tai mazgai rimtai žūklį, kaip Evaldas Bubulis tada. Budulis ar Bubulis? Atsiprašau, jeigu ne taip ištariu pavardę. Tai, žodžiu, užteks kalbų, daugiau darbų. Varom bandyti šitą monstrą. Geresnis pjūvas iš POV. Oi, drąsiai, hebra. Šitas masalas yra daug kartų pasiteisinęs Lietuvoje. Tai smagiai dirba, lengvai traukiasi, bet tikrai didelių laimikių yra atnešęs. Opa, turim. Starkis, koks didelis. Koks starkis didelis. Aik. Aik tu na. Aik tu. Negaliu patikėti. Pirmas hebras starkis gyvenime. Oik tu. Čia jūs vadina walleye. Eik tu na. Nežinau, kas darosi su žvejyba. Tiesiog neįtikėtina. Geras klumpius, kaip sakoma. Oi. Taigi užkibo ant štai tokio Shadow Rapala, Super Shadow Rap. Kaip negyvas šitas traukėsi kažkoks. Tik po to pradėjau biškį važiuoti, bet gan greitai ištraukiau. Apie 2 kilus, manau, šitas svarstyklių neturiu. Bet greitų metu graibštą pasiimsiu, nes tikrai yra bėdų be graibštų taip žvejot. Kaip akmenynas, kaip nėra kur meškerės pasidėti. Tai akmenis atremi, tai čia tuoj susibražytas kotas ir mirs. Oi, tu vėl kibimas buvo. A, yra. Yra. Atsikabino, eik. Kur, tik spėjau užmest, na. Fuck. Spėjau užmesti ir pradėjau važiuoti iš karto. Dar tik vos 100 metrų nuėjome. Nes ant tiek įnirtingos kovos čia vyksta, kad nesinori palikti vietos, žinot. Žinot, kaip būna. Šita yra. Nu, pratęsim pokalbį vėliau. Ai, jo. Problemų žuvys tai čia pridaro normaliai.
Įsispaus kotą reikia tada greičiausiai. Yra. Atsikabinu. Tu juokauji. Kas yra? Ką tik čia išėjau viena ir kaip tik ir užmečiau. Ir nežinau, ar čia ta pati buvo ar ne, bet... Vėl griebė. Tu juokauji. Kas daros? Saulė išlindo. Ant saulės šitas gan smagiai dirba. Saulė leidžiasi, dar turim maksimum valandėlę ir 10 minučių kokią. Tai bandom dar kažką pagauti. Tai biškį gal vėjas, sakyčiau, aprimo. Bandom dar iki kranto, iki mašinos dar krantu. Dar porą metimų padaryti. Saulė pakilo, iš debesų išlindo ir visi kibimai prasidėjo vėl, nes šitas gan blizgus turi tokią vaivorykštinę spalvą, kaip vartosi ant saulės. Tai manau, šitas labai ir sudomina čia jas. Yra. O, didelį. Visai nemaža. Ai, maža, bet pikta. Bet labai pikta. Tik pauzytę padariau, nežinau ar matėsi. Ai, nu jo, didžiausia jaučiu šiandien. Nu ir dabar klausimas, kur meškerę dėti. Štai turime dar vieną paiką. Kai graibšto nėra, žiauriai sunku su jom tvarkytis. Vienos nenufatkinau, nes buvo gan maža. Tai žodžiu, būtų įdomu, kad kokią didesnį užkibtų, tarkim, 3 kilų. Nes visos šitos tai čia iki 2, sakyčiau. Iki 1,5. Tai norėtų didesnės. Bet nėra ką norėti, 5 lydeka šiandien. Per pirmą žvejybą tai. O dar žvejybų tai nusimato, vat, bus ir didelį. Tikiuosi pagaut metrą. Būt fainiai metrą pagaut, ką? O, buvo kibimas. Ai, tu na, vėl buvo. Gal čia kokie mažiukai, pizdukai bando griebt. 5 lydekus ir kokie 5 kibimai, sakyčiau. Kažkas tokio, jo. Gražus saulėlydis. Tai čia yra užtvanka, kurią kartais atidaro, kai greičiausiai būna per daug vandens čia. Ir teka į upę, kuri vadinasi Wood River. Medinė upė. Tai dar pabandom atlikti čia porą metimų ir šaunam namo. O! O, kokia pikčiurna, hebra. Mažos, bet tokios piktos. Neįtikėtina. Nu ir kur dėt kotą? Įsikasiu. Tai nešnekėsiu, kol atkabinsi. Štai toks džekutis
Apie 1,5 kilo, sakyčiau. Plauk. Fū. Yra vėl, tu juokauji. Atsikabino. Wow, kas? Negaliu patikėti. Negaliu patikėti. Nežinau, kiek kibimų jau iš tikrųjų buvo. Pamečiau ir kibimų skaičių. Ir pačių lydekų. 6 lyg lydeka ar 7. Čia jų neįtikėtinai daug, arba labai gerai užtaikiau aš čia. Atsivėjau mažą lydekėlį, tai čia greičiausiai tos mažos lydekėlės ir man ir tenai klibino. Vis puola iš šono ir nepataiko. Vėl, grinai prie kranto čia jie. Nu, 7 ar 8, koks skirtumas. Oi, velnias. Bet jo, pizduki, grinai šaudyklį. Lietuviška šaudyklėlį. Duodu 8 procentų, kad dabar bus kliovas. Aiktana. Buvo. Hebra, buvo, ką sakiau. Čia tos pizdukis greičiausiai. Kaip ir minėjau. Sutemu. Varom. Labdiena. Labs vakars. Sveikinusi iš antros žvejybos dienos. Tai važiuojam pabandyti. Gan stiprus vėjas, bet pažiūrėsim. Šilta vis tiek laukia. Tai nieko neprarasim, jeigu pabandysim šiandien. Vis tiek nėra ką veikti, ne? O pažvėjot smagu. Tai varom. Bet ką žinau, šiaip laukia šilta. Pakentėsim nuo to vėjo. Gal kaip tik kažką gero čia mums tas vėjas atneš. Nors gal pietvakarių toks. Jo, gal sakyčiau pietvakarių vėjas. Bet ką žinau, šiaip laukia šilta. Nežinau, kaip šitą kamerą tvarkusi su vėju. Galima mikrofoną prijungti, bet šitą mikrofoną prijungęs prie savo Osmo Pocketo. Tai testuojam šitą, žiūrim kaip su vėju. Einam ten į tą kampą, į tą soliukę, nes vėjas pučia link manęs, tai bus lengviau užmest. Ir žiūrėsim, kaip šis tuo vėjo, nes šiaip žiauriai stiprus. Ir dulkės biški kyla nuo žvyrkelio, tai einam ir bandysim porą metimų padaryti, žiūrėsim. Yra. Atsikabino? Ar plaukia link manęs? Atsikabino. Oi, juokinga. Lemba. Tai vat, tokia žvejyba, antras metimas kibimas. 9 metimai, dar kol kas žuvies nėra. Vakarykštis gerasis, bandom ant jo.
spa. Straikas buvo jau čia, bet šoninis toks grinai barkštas. Yra. O, velnis, lietus pareina. Matau jau, kad lietus pareina. Va. Ką, tipo, nepagausim lydekų šiandien nei vienos? Vėjas tai monstrinis. Žiauriai didelis pakilo. Yra. O dabar tai yra. Dideli. Išprašiau tave, gražuolė. Didžiausia, sakyčiau. Nu va, nuplaukė. Net nespėjau papozuot. Yra. Yra. Visai pikta. Iš dugno dar kol kas neina ištraukt. Nežinia kas. Starkis. Gražiai įkibęs į šoną. Antras starkis gyvenime. Antra žvejyba. Jėga. Kiek, sakyčiau, 2 kilų. Kažkas tokio. Au. Leidžiam. Oi, tu nahui. Po šito metimo reiks pasimažinti masalą. Įdomu, kaip reaguos į mažesnį. Randam lengvą gumytę pamėtyti, žodžiu. Turėtų visai gal čia įdomiai sužaist mum jį. Yra! Spėjau nuleist. Leidžiam atgal. Štai toks paikutis iki kiliuko, 1,5 gal. Leidžiam atgal. Guma pasiteisino, wow. Pirmas metimas turim. Oi! Ant pauzės vėl. Sekundę paturėjau ir viskas. Guma valdo čia, man atrodo. Turim. Yra. Šitos nefatkinom, nes tokio pat dydžio jos visos realiai. Yra. O.
Nežinau, ar per kamerą matėsi, kaip iššoku čia. Žvakė visišką tokį į viršų. Įspūdingai atrodė. Nu, dar vieną. Turim. Tai užteks šiandienos žvejybos. Varom namo. Smagiai praleidau laiką. Vėl pamečiau skaičių, kiek lydekų iš tikrųjų. Ir kiek kibimų, tai iš viso va tiek. Vėjas vėl stiprus pakilo, žodžiu, šauna namo. Taigi, sveiki dar kartą iš trečios žvejybos šiandieną, kuri tuo įvyks. Yra ketvirtadienis, važiuojam nusipirkti žvejybos bilietą, nes pasirodo nepavyko nusipirkti man jo internetu. Tai kažkas ten negerai, kažko ten prašo. Tai žodžiu, važiuojam iki ežero, ten tokia baudelė yra, kur moteris dirba, kur vakar buvau nuvaręs ir sutikau žiauriai gražią panikę. Čia yra vadinamas Thompson Lake. Čia visur kempingai yra, vasarnamiai, kur žiauriai daug žmonių būna vasarą, tai čia nusipirksim bilietą. Žiūrėkit stirną. Aichtana. Karačiai. Veido trekinimas įsijungęs, karačiai yra huėlina čia, žinai. Tai žodžiu, atvažiavom iki štai tokios viečiukės. Šita upė, intakas, išteka iš to ežero. Tai va, žodžiu, yra toks tiltas. Iš tos pusės išteka į upę, varo, čia toli, sukasi. Tai čia, sakė, irgi pagauna ir tų pačių lydekų, ir volai, ir visokių kitokių gėrybių. Tai bandom toli neit, apmėtysim čia, kad iš pirmo metimo. Pratraukiam pirmą čia, pro šitą. Oi, reikia šitą aparatą įjungti. School bus. Nežinau, atvažiuoti čia bandyt ar ne, nes šiaip gan toli. Kitas važinėjimas irgi, žinot. Nežinai. O! Yra! Ir visa. Šiaip PB, sakyčiau. O, akla. Turim aklą žuvį. Nu, 1,5 kilo. Tai yra 2 kilų gal. Žiūrėkit, kokia akis akla. O, bet ir malkų gavosi čia. Akla. Gera kovotoja. Ilga. Pirmas, kur pagavau Kanadoje, buvo su raudonais peliakais. Šita tokia su oranžiniais. Tokios gal
nelabai lietuviškos. Įdomiai atrodo. Ir paleidžiam. Nuplauk. Spėjo tik išjungt kamerą ir ant tos pauzytis bam, pradėjo važiuot. Šiaip reiktų nusipirkt kažkokį metrą ir visą laiką matuot. Būtų visai įdomu. Nes pagavus tikrai didelį būtų įdomu pamatuot, kiek comų. Nes Lietuvoje, norit pasigirsiu, nu, koks čia pasigirsiu. Pagavau 8-9 gal? 8-8 ar 8-9 comų. Tai galit matyti mano Instagramo paskyroje. Praeitą lydeką ant šitos gumos pagavau, tai dar porą metimų pabandom ant šitos pačios. Ir vėjas žiauriai pakilęs vėl. Gal vėjas kažką gero atneš, o gal ir ne, nes šiaip tai rankų šalą reiktų pirštinių, iš tikrųjų. Vėjas kaip tik į mane pučia, tai dar sunkiau užmest, bet oh well, turim ką turim, nieko tokio. O! Nukando! Tu durnas! Tu durnas! Aik tu nai! Aik tu nai! Šiauriai didelį buvo. Tai ką, sveiki sugrįžę, persirišau masalą, pasitikrinau, ar gerai užveržta, nes gali būti, kad nutrūko per užveržtą vietą. Gal nepilnai užsiveržiau, nes šiandien ryte persirišau visą, nes buvau nuo akmenų nusidaužę. Yra! Oi, tu... O, kaip prašau valiuku. Kokia didelė. Oh shit! Oh shit! Čia ta pati, kur nutraukė valą. Nes viduj matos kablys. Ne į ta pati. Taip, ta pati lydeka, hebra. Bum! Hebra. Ta pati lydeka, kur nukando prieš tai masalą. Neįtikėtina. Wow! Bet įrėjo iki pat galo. Neištrauksiu niekai to kablių. Aš jai. Nežinau svorio, bet apie 3 kilus turėtų būti. Žodžiu, leidžiam atgal. Lauk gražuolė. Nežinia, kaip ji gyvens, kai kablys yra įstrigęs visiškai šiknoje. Tai ir šitą užsidėjau antrų metimų, tą patį, kur nukando man jį. Lyginai toks pat, su žalia galvote ir baltas. Tai šiaip man keista, kad užkibo ta pati lydeka, nors jau gavos kablį, bet vis tiek vat, maitinasi. Tai įdomiai čia viskas, bet nėra jokių bet. Viskas super. Ir taip pat straikino, gal video ir matėsi, prie pat krantų vėl, kaip ir pirmą kibimą.
Ant štai šitos sukris irgi nieko, tai nešvaistam laiko. Pasikeičiam nagį į woblerį, dar nebandėm šiandien woblerio. Pabandom šitą, kurį čia labai mėgau prie akmenų. Tai bandom šitą ir porą metimų, nieko, varom, nes vėjas. Wow! Turim. Antras metimas, pasikeitė masalą. Liam, visai didelį irgi. Jeigu ne ta pati. Ai, būtų juokinga. Bet tai mažai įkibus, tik į lūpą. Tik į lūpą, vos. Į šoną visiškai. Tai nenustepčiau, jeigu nueitų. Išgelbėt. Turim. Oh, baby! We hitting those! Ne ta pati, galvoju iš pradžių, kad ta pati, bet kita. Gan didoka. Super! Pasikeičiau masalą, antras metimas yra. Antra. Didžiulis kotletas, ką? Visos tokius čia. Šiandieną kažkaip paleidžiam. Nu, varyk. Nuplaukiai. Plauk. Nu, varyk. Užsidėjau šedo krantu, pravedžiau iš antro metimo. Bam, yra. Dar porą metimų padarom ir važiuojam. Tai va dabar vieną užmečiau, pratraukiam. Nes šąla rankos iš tikrųjų. Ar tai kibimas buvo? Nes atrodo, kad sublizgėjo vėl. Ne žolės, nieko, bet atrodo, kad grįžtelėjo. Gal ne. Gal jau mano veidenas iš tikrųjų. Look, man. A fucking gopher on the gravel road. He's standing like a statue. Kiekvieną kartą, kai pyptelė, krūptelė. Oi. Nežinau, ar matosi šiaip. Oh, fucking hell. Gal jums nejuokinga, bet man žiauriai juokinga, nes man žiauriai gera nuotaika. Taigi pagavom šiandien 3 lydekas. Nežinia, kiek dar pagausim, jeigu važiuosim į akmenų spotą. Kas dar. O per žvybą nežinau, kiek iš viso pagavom per šitą vlogą. Galim paskaičiuot. Ir biškį sušilau mašinai. Ir dabar važiuojam. Tell me that it's a drop top. You just wait before I fuck up, we go too far. Nothing to show, no vanity. I think I lost all sanity. Tai šita linksma gaidelė ir užbaigiam savo žvejybą ir vlogą. Tai apibendrinus visas 3 dienas, tai laimikiais, tai manau, tikrai galiu pasidžiaugti. Dydžio jau, sakyčiau, irgi visai pasėtinai galima pasidžiaugti. Tai
įdomus šitas ežeras. Turėsim dar daug žvejybų iš valties su sonaru. Tai galbūt bus didesnis, nes ir gylis truputį kitoks bus, ne nuo kranto mėtysim jau, o iš valties. Bet kada iš valties bus žvejyba, tai nežinau. Greičiausiai pranešiu Instagram paskyrai, kada planuojam tokią žvejybą ir kada vlogas pasirodys. Tai kas dar? Pačių lydekų margumas skiriasi čionais Kanadai. Būtent kalbant apie šitas dvi vietas, tai čia realiai prie akmenų visi kibimai ties krantu. Labiau, aišku, buvo ir tų kibimų ir ištrauktų iš giliau, bet šiaip diduma tai visi prie kranto. Ir prie to tilto irgi visi prie kranto. Tai gal tiesiog vejasi, kažkokią pauzelę padarai, labiau gal susigundo. Tai žodžiu, neaišku dėl ko, bet ką turim, tai turim visus kibimus prie kranto jau. Ir ką, kas dar? Jeigu šaus dar į galvą kažkas, tai pasakysiu. O kol kas, sakau, iki. Manau, šitą žvejybą nusipelnė būtinai paspaust laiką, subą, kas dar yra nepaspaudė. Ne, kad šitas video nusipelnė, bet šitos žuvys nusipelnė, aš manau. Kai kibo kaip išprotėjusios ir visa kita, tai nepagailėkit. Paspauskit tiesiog, man smagiau bus. Kas paspaudė, tai labai ačiū. Ir susimatom kitoj žūklėj.